Sveiki visi, čia Videoman Steve. Šiandien parodysiu, kaip reikia sukurti Minecraft Hamachi servą su modais. Visų pirma, jums reikės Minecraftos. Aš darau kurti su 1.7.2 versija. Tada jums reikės Minecraft server failo, Forge instalerio, Hamachi ir modų. Kai kurių jų paliksiu description'e įsisiuntimo. Taigi, visų pirma, jums reikia instaliuoti Forge į patį Minecraftą. Šių instalerių tai nėra sunku. Taigi reikia palauk, kol įsikraus. Čia pasirinkat install client, paspaudžiat OK, instaliuoja ir viskas. Aš kadangi esu instaliavęs, man jo nereikia. Kad sėkmingai instaliuotų, pamatysit, atsiras va tokie, sakiau, užrašai ir skiltis mods. Ir visų pirma, jums reikės pasirinkti versiją, ten bus 1.7.2 ir ilgesnė ten su Forge pavadinimu. Taigi, po to jums reikės atsisiųsti tam tikrų modų. Iš kokių nors tinklalapį atsisiunčiate modus, va, štai panašiai atrodys, ir įkeliate juos į app datą. Štai čia įeinat į Minecraft, įeinat į mods ir juos sukeliate čia. Taigi tiek. Čia buvo lengvieji žingsniai. Dabar prasideda servo kūrimas. Taigi, susikūrėte naują aplanką. Pavadinti galite kaip norit. Taigi, įkeliate Minecraft server 1.7.2. Jį paleidžiate. Palaukite, kol čia išlįstų daug naujų failų ir balta lentelė. Štai balta lentelė. Dar kol kas neišlindo visi failai. Atrodo visi. Tada išjungiate šią lentelę. Tada einate į server. Čia bus sunkiau dalis ją užpildyti. Taigi, škiuką. Tada skaitote kažkur parašyta. Force game mod geriau dėti 3. Server IP. Taigi, kai instaliuojate Hamachi, jūs turite tokį lentelę, susikuriate savo networką ir čia turite savo skaičius, jūs nukopijuojate ir įklijuojate čia. Tai toliau. Labai svarbu online mode padaryti false, nebent esate nusipirkę legalą. Jei nelegalai, tai tada false. PvP norit false, dėkim false. Galite žaidėjų kiekį nustatyti. Ir galite dėti pavadinimą, kokį norite. Hamachi. Tada, kai užpildote šią lentelę, ją tiesiog įsaugote. Taigi turite paprastą servą be modų. Bet kadangi norite su modais, einate vėl Forge. Kadangi Minecraft instaliavę, jūs jau turite ten modus, servas dar neturi tų modų. Taigi paspaudžia install server, tada turite atsirasti, kur yra jūsų serveris ant desktopo. Taigi servas open. Ok. Dabar jis instaliuos visą tai į jūsų serverį Forges failus. Dar faktas tas, kad kiti žaidėjai įeitų į jūsų servą su modais, jie turės turėti lygiai tokius pačius modus, kitaip ir neįeis. Jie dar turės turėti Hamachi ir būti prisijungę prie jūsų tinklo. Kitaip servas neveiks ir bus trikdžių. Ir dar gan svarbu, kad jūsų Hamachi versijos taip pat sutaptų, nes kartais gali būti, kad kiti žaidėjai gali neįeiti.
ši susikrauna kaip kada, kartais labai greit, kartais labai ilgai, kaip šiuo atveju. Teks truputį palaukti. Taigi, išlenda tokia lentelė, kad viskas pavyko. Taigi, turite servą su Forge, bet dar kol kas nei vieno modo. Kol kas jums nebus susikūrę folderis pavadinimo mods. Į tą modą sukeliate tuos modus, kuriuos įsidėjote į updatą. Tokius pat modus. Taigi, jį įkeliate čia. Ir refreshinat. Ir kaip ir viskas. Šitas failas paleis paprastą servą be modų, o šitas Forge su tais skaičiukas Universal paleis servą su modais. Biškį palaukti. Kartais ši lentelė išlenda vėlokai. Štai, išlindo. Štai čia kraunasi servas, kadangi su modais jis krausis truputį ilgiau. Tai reikia palaukti, kol čia išlys tokia eilutė, kurią pasakysiu. Bet to į servą mapą galite įsikelt kokį norite. Tik jis turi būti pavadinimu World. Dabar krauna su modais tą arėją. Štai 84 procentai, 85 įkrovė. Čia, kaip dar galim sakyti, konsolė. Čia galite vesti visokias komandas Minecraft. Čia matysit žaidėjus, čia matysit, ką išneka, kokias komandas naudoja. Štai įsikrovė, bus done pabaigoje. Štai done. Tada jį nuleidžiat, bet neišjungiate. Ir einate į Minecraftą. Einate į žaisti tinkle. Tada atsidarote Hamachi, nusikopijuojate šitos skaičius, pridėti serverį, čia, klijuojate juos, atliktą, palaukite Hamachi. Jeigu išlenda štai toks ženkliukas, tai reiškia yra su modais. Ir įeinate į servą. Štai, pradžiai servas lagins, bet po kokio 10 minučių tai nustos. Taigi, kad patikrinti, ar veikia modai, galite štai taip. Įeinate į konsolę, užsidedate opą. Opas susidėtas, tai opas reiškia, kad jūs turite visas žaidimo galias, visas komandas, kiti žaidėjai tuo tarpu jų neturi. Tada užsidedate Game Mode Creative arba Game Mode 1 ir galite patikrinti. Jeigu jums leidžia paimti kokį daiktą, pavyzdžiui šitą, ir jį pastatyti, reiškia modai veikia. Taip, modai veikia. Štai kaip yra kūriamas Minecraft Hamachi servas su modais. Čia lagina todėl, kad aš filmuoju, be filmavimo nelagins tiek. Tai atrodo viską paminėjau. Tai buvo Video Man Steve su servo pamoka viso.